Sveiki gerbiami žiūrovai. Esame Vilnius Tech kūrybinių industrijų 3 kurso studentai ir šiandien norime jums pristatyti mūsų tyrimą pavadinimu Liaudis apie VVT. Esame vienoje iš judriausių Vilniaus miesto stotelių Žaliasis tiltas ir šiandien ketiname apklausti Vilniaus miesto gyventojus, ką jie mano apie mūsų viešąjį transportą. Bet prieš tai sukūrėme internetinę apklausą apie Vilniaus viešąjį transportą ir surinkome daugiau negu 100 Vilniaus miesto ir rajono gyventojų atsakymų. Beveik 80% apklaustųjų naudojasi VVT ir daro tai gana dažnai. Dauguma respondentų mano, kad Vilniaus viešasis transportas yra patogi transporto priemonė, tačiau turi trūkumų. Dažniausiai kartojantis tarp respondentų trūkumai tai retai važiuojantis autobusai, ypač Vilniaus rajone, per ilga kelionės trukmė, seni ir neekonomiški autobusai, bei dažnai pasitaikantis neblaivūs ir asocialūs keleiviai. Apie 60% respondentų mano, kad visgi VVT turi daugiau privalumų negu trūkumų. Pagrindiniai viešojo transporto privalumai tai pigi transporto priemonė ir kad nereikia patiems vairuoti ir ieškoti parkavimo vietos mieste. Į klausimą, kokį pasiūlymą galėtume duoti Vilniaus viešojo transporto administracijai ir miesto savivaldybei, gyventojai atsakė, kad norėtų, jog autobusai važiuotų dažniau, kad būtų sukurti papildomi maršrutai tarp sunkiai pasiekiamų Vilniaus rajonų ir kad autobusų parkas būtų nuolat atnaujinamas. Dabar patikrinsime, ar mūsų apklausos rezultatai sutampa su stotelėje esančių žmonių nuomonė. Aš naudojausi viešųjų transportų kiekvieną dieną, važiuoju į mokyklą. Tai man labai patinka viešasis transportas, bet su troleibusais ten kažkaip nelabai jie geri. Gal galite detaliau pakomentuoti? Jie tiesiog seniai jau reikia pakeisti, kad būtų tiesiog maloniau važinėti su jais. Vežioju iš savo kaimo į miestą dažnai kas savaitę, gal kokius 3-4 kartus. Manau, kad kiekvieną dieną tai tiek į paskaitas, tiek į darbą, tiek į miestą, nežinau, su draugais visur. Pastoviai važiuoju į polikliniką, važiuoju klinikas. Labai blogai vaikšto 21, tik iš ryto ir iki 10 valandų. Kodėl susiekimas toks blogas, įdomu. Ir 12 labai retai irgi vaikšto. O taip, kaip reikia bendro transporto sulaukti, tai reikia pirmą sušalto, paskiau rasti tą transportą. Tai ką daugiau čia autobusai neblogai vaikšto, pavyzdžiui, kaip teko važiuoti. O su troleibusais tai labai, ypač 21. Kodėl jie nuėmė jį? Ten ir gydyklos yra viską, o kaip tenka važiuoti, reikia su persėdimu. Tai patogi, nes kai neturi nei teisių, nei kokios priemonės, kada važiuoti iki miesto iš kaimo arba kokios kitos vietos, tikrai patogu. Aišku, patogi, pavyzdžiui, mums pensininkam mes mažai mokam, mes ant taksi tai neturim, iš ko mokėti, o taksigi brangi, viešas būtinai reikalingas. Šitiek metų buvo ir kad dabar viešai nuimtų, tai visai. Ir žmonės atpranta, kadangi jie keičia tuos grafikus neteisingai, ne pagal reikalavimą klientų arba klientai jo. Šiaip ganėtinai gera. Aišku, aš iš Pilaitį, kadangi gyvenu, tai iš Pilaitės būna tragedija, nes tenais labai daug žmonių važiuoja, tai net netelpa. Antroje stotelėje žmonės netelpa. Tai kartais manau, kad pritrūksta kartais tų autobusų ir srautos sužiūrėjimų. Manau, pamodernėjo pastaraisiais metais ir grafika yra aiškus, kai kur net stotelės su švieslentėm, A juostos plečiasi,
programėlės išmaniosios yra bilietą nusipirkti, aš manau, patobulėjo. Vat nuvažiuoti iš mano gatvės į stotį nėra jokio transporto. Anksčiau buvo maršrutinis taksi antras, paskui buvo 62 tas kooperatyvinis. Dabar jokio transporto. Reikia važiuoti iki Žaliojo tilto, paskui persėsti kitą. Į vienu žodžiu, to maršruto labai trūksta. Į kitą pusę, į šitą, ne Konstitucijos, šitą kaip ta gatvė. Oi, čia anksčiau vadindavo pas Jozapą pirmą parduotuvę. Konstitucijos? Ne Konstitucijos. Ten irgi į tą pusę transporto nėra. Vienu žodžiu, nuo mūsų, nei nuo Bygo, nuo Tarnadės nėra jokio transporto iki Pašilaičių. Iki Pašilaičių, kur sankryžis į tą pusę. Kažkur tai nuo Žiedo Gedvydžių ten eina gal 4 autobusai, į stotį, į centrą, nuo mūsų ten eina 40. O tas man į stotį labai trūksta, kadangi aš turiu sodą, nuvažiuoju iki stoties ir reikia paskui 2-3 autobusus važiuoti į Fabijoniškis. Į tą mano Salomėjos Nėries gatvę, a tie, kurie gyvena ten prie Bygo, Tarnadė, to nežinau, su kuo jie važiuoja. Manau, kad patogi, nes tikrai bent jau į pagrindinės vietas Vilniaus važiuoja dažnai ir greitai, ir patogiai. Tai, aš nežinau, aš šiaip turiu teisės, bet aš bijau Vilniui vairuoti, nes aš esu iš mažesnio miesto. Tai man labai patogu, nes ir šiaip ir į kamščius nepapuolė ir tiesiog, jeigu neturi galimybės savo mašiną važiuoti, tai manau puikus variantas. Taip, manau, žymiai daugiau privalumų turi negu trūkumų. Aš manau, kad jisai pamodernėja, bet vis tiek trūksta tų troleibusų naujesnių negu tų, kur dabar važinėja vis tiek ir su kiaurais langais, ir vandens būna viduj. Bet čia, manau, vis tiek gerėja situacija. Būna troleibusai, važiuoja vairuotojai labai toli, sustoja nuo šaligatvio, kad tenka net ir pargriūt. Arba važiuoji ir tarp durų tave gali suspausti, man nebuvo jau ne kartą. Čia tai yra trūkumų, bet ir jiems sunku. Jo, šiaip yra tikrai pasitaikę, kad ir geria net autobuse, ar tiesiog kažkiek neadekvačiai elgiasi. Net nežinau, kaip reiktų išspręsti, nes nemanau, kad autobuso vairuotojas turėtų užsiimti tuo, nes jis turi savo darbą ir nemanau, kad jis papildomai dar turėtų tramdyti keleivius, bet galbūt kažkoks papildomas asmuo, kuris tam tikrus maršrutus įsėstų, patikrintų tą tvarką arba net nežinau, kažkas toks. Gal keleivių kontrolė? Galbūt keleivių kontrolė, kažkoks papildomas kaip apsauginis, nežinau kaip įvardinti, kuris galėtų tokiose situacijose padėti vairuotojui būtent. Ir įvairių keleivių, aišku, būna, bet čia ne nuo viešojo transporto priklauso, čia nuo visuomenės priklauso, tai ne viešojo transporto problema ar situacijos. Taip, kad įvairių būna žmonių, ne tik tai viešajam transporte, visur. Sprendimų tikrai ieškočiau, netgi nežinau kur, bet taip, būdavo ir alkoholio apsvaigusių žmonių, ir narkotikų apsvaigusių žmonių, ir tikrai nemalonu, kai matai netgi, kai jie šalia vaikų sėdi. Gerai. Koks galėtų būti tas sprendimas, kas tai kontroliuotų, vairuotojas ar keleivis? Vis dėlto keleivių kontrolė, galvoju, nes vairuotojas vis dėlto stebi kelią. Oi, tenka jo, bet nežinau, kaip šitą problemą realiai. Keleivių kontrolė šitą turi kontroliuoti ar vairuotojas? Jo, turi kontroliuoti šitą dalyką, nes nelabai malonus šitais žmonėmis važiuoti. Būna tie, ar ten bedarbiai, ar ką, nešvarų žmonės važiuoja, paskiau kaip kas nenori sėsti iš paskos jų, žinot, prasmirdusi jų. Taip kad čia yra, visko būna, kalbos nėra. Tiem ir vairuotojams sunku dirbti kalbą.
Manau, kad faktas, kad yra blogai, nes labai vis tiek tie žmonės ir prisikabinėja prie kitų žmonių. Bet aš manau, kad gal čia turėtų ir vairuotojas labiau atkreipti dėmesį, kokie žmonės lipa ir juos išvaryti tiesiog iš autobusų. Nėra nei chuliganų, dar jaunystėje aš važinėjau, tai buvo tokių, kad prisikabina prie jaunų merginų ir ten dabar ne viskas tvarkoj. Internetu. Jo. Programa ar Programa, jo. Trafi. Internetu programėlė Trafi. Perkate bilietus irgi Trafi ar kokiu kitų būdų? Turiu Vilniečio kortelę papildymą ir taip pat turiu belimitinį kortelę iš mamos darbo. Pastovų, nuolatinį. Popierinį iš vairuotojų, iš kiosko ar naudojate? Ne, tokį nuolatinis, kuris. Kaip Vilniečio kortelė. Taip. Papildai ir man, pavyzdžiui, visų metų vieną kartą papildau, nes jau metai atėjo. Bet jūs kokiu būdu dažniausiai žiūrite? Į stotelėse švieslentės, į popierinius tvarkaraščius? Aš žiūriu į stotelėse. Stotelėse švieslentės? Taip. Nes būna kompiuterį kitą kartą ir neteisingai parodo, kaip paprašiau anuką pažiūrėti. Tikrinu per Trafi tvarkaraščius ir bilietus irgi arba per Trafi, arba per M-Ticket, nes per M-Ticket tai tuos vienkartinius galima įsigyti, o per Trafi tuos ilgalaikius. Taip. Aš papildau pusę mano 50% kaip pėsininkiai į 10-20 bilietų. Man patogu, kadangi aš važiuoju ne taip dažnai, į man pravažiavimo to nereikia pravažiuojančio bilieto. Viskas gerai su šitų dalykų. O kaip jūs dažniausiai tikrinate autobusų tvarkaraščius? Aš anūkų prašau pažiūrėti, kada bus autobusas tas ar tas. Ne, tai sėdžiu sustojime ir laukiu, kadangi laiko daug turiu pėsininkė, o biški Grynamorė pabūti. Modernius troleibusus, kiek teko bendrauti, kad važiuoja užsienio svečiai, net iš tos pačios Latvijos, tai mato modernėjantį Vilnių, gražus dangoraiščius, sutvarkytas gatves, bet šypsosi pamatę dar vis senus troleibusus. Tai klausia, kas čia ir baksnuoja pirštais. Tai linkėčiau atnaujinti troleibusus. Atkreipti žmonių nuomonę, manau. Daugiau nežinau tikrai. Tai tiesiog už tvarkumą autobuse ir švarumą. Kokį, kad dėmesį daugiau atkreiptų, kad klientai, tai yra keleiviai nekentėtų stotelės arba žiemos metu mokiniai kaip kenčia, kaip reikia. Pavyzdžiui, labai šiemet kentėjo. Ir 7-tukas neteisingai būna vaikšto. Į mokyklą anukas važinėja, taip kad... Tikrai išspręsti klausimą dėl alkoholio ir narkotinių medžiagų apsvaigusių žmonių. Tai galbūt, nežinau, su tom programėlėm geriau, kad tada tuos laikus tiksliai, kad nurodytų, arba kažkokius vėlavimus, o dar jeigu papildomai, tai nebent su tuo kažkokiu apsauginiu asmeniu, kuris padėtų su neadekvačiai žmonėms susitvarkyti. Kad pasikeitimų tokių nereikia, tai viskas atrodo jau taip stengiasi mūsų valstybė, kad jau žmonėms būtų gerai. Pavyzdžiui, autobusų parką, kaip galvojat, nereikia atnaujinti? Ar nepasitaiko dažnai su senais troleibusais? Ne, aš į šitą nekreipiu dėmesio. Ne, man svarbu važiuoja. Ne, tai šito ne. Apibendrinant mūsų tyrimą, matome, kad Vilniaus miesto ir rajono gyventojams svarbi yra viešojo transporto paslaugų kokybė. Tikimės, jog VVT administracija ir toliau stengsis nuolat tobulinti viešąjį transportą, kad dar labiau skatinti gyventojų naudojimąsi šiomis paslaugomis.